Aš esu klaipėdietis pagal savo išsilavinimą turbūt. Mano tėvai atvyko į Klaipėdą, kai man buvo 7 metukai. Ir savo pirmą klasę pradėjau Klaipėdai. Ir tai buvo mano vaikystės, truputį paauglystės ir taip iki pat, reiškia, mano išvykimo 11 metų. Tai mano tėvai čia pat gyvena, netoli. Ir mes su tėvuku važinėjom dviračiais, kai aš atvažiuoju visada, mes važiuojame į Palangą ir grįžtam. Ir vieną dieną, prieš metus, grįžinėjom iš Palangos ir jis dažnai važiuoja pro parką. Sako, važiuojam pro parką, sakau, ne, važiuojam geriau pro miestą, man įdomiau. Važiuojame pro miestą ir žiūrėjau, eina samurajus. Ir sustoju nufotografuoto samurajų dėl pokšto. Visiškai apsirengęs samurajiškai, matyti ten prieš jūrų šventę buvo, bet dar nebuvo jūrų šventė, nežinau, neklausiau jo. Bet jis parodė taip ir, žodžiu, aš jau čia turiu nuotrauką, sėsiu ant dviračio atgal, iškia toliau važiuot. Ir prie manęs prieina kažkokia moteris ir sako, ar galėtumėt, ar sutiktumėt padaryti parodą Klaipėdai? Sakau, padarykim, tik tai kur čia ta paroda būtų, pasako adresą, sako Namšaičio galerija. Paskui pasižiūrėjau ir matau, kad tai yra buvusi paveikslų galerija. Klaipėdos paveikslų galerija, kaip aš ją žinojau nuo vaikystės. Ir visas įdomumas yra tame, kad kai mano tėvai atsikėlė Klaipėdą, tais pirmais metais tėvukas pradėjo dėstyti scenos kalbą Klaipėdos konservatorijai ir kaip papildomą uždarbį jis ėjo įsidarbino čia, reiškia, šitoj paveikslų galerijai gidų, ekskursijų vadovų įsidarbino. Jis vesdavo ekskursijas. O aš būdamas 7-10 metų slankėjau už paskos ir klausiausi, kaip jis pasakoja. Tai man šita erdvė yra labai tokia, asocijuojasi su vaikystė ir netgi aš kvapą atsimentu tą ir apskritai manau, kad mane gerokai įtakojo. Galbūt ne tiek tėvo sovietiniai paveikslai, bet tas tėvo pasakojimas. Jis turi pasakoriaus talentą, mėgsta pavaidinti, apvaidinti ir ten labai visada būdavo įdomu klausytis to paties kiekvieną kartą ir žiūrėti, kaip jis kažką naujo pasako ar apvaidina. Žodžiu, man tada padarė tokia didelė įtaka mano pasirinkimą ir taip toliau. Tai va, tai čia buvo kaip ir natūralus toksai grįžimas man. Po daugelių metų yra tekę įvairiuose vietose, reiškia, daryti parodas ir aš juos kviečiu kartais atvažiuokit į mano atidarymą. Sako, kad mes esam buvę toj šaly. Sako, kokie nors labiau egzotiškesniai. Arba sako, arčiau kur nors. Tai va čia arčiau nebeišeitų tikrai. 1 minutė kelio nuo mano tėvų. Ir jie irgi pirmą kartą pamatys tos darbus. Paroda vadinasi šviesos skulptūros. Jas jungiantis elementas yra šviesa. Ir savo darbuose šviesą suvokiau kaip kinetinį elementą. Nes kaip mes žinom, šviesa turi savo greitį, išmatuojamą. Ir aš taip fantazuoju, kad čia yra kinetinis elementas ir aš jį naudoju kaip skulptūrinę medžiagą, kaip ir kitus panašius nelabai tokius tipiškus, nematomus kartais dalykus kaip vėją arba magnetinius laukus, gravitaciją, žiūrovų judėjimą. O tie dalykai, kai įsijungia, man yra įdomu sukurti tam tikras tokias įtampas ar kažkokias proporcijas ir dar kažką. Tai va, šiuo atveju šviesa yra tokia jungianti
dalis šitų visų darbų. Vienas iš seniausių mano darbų, kurį rodau, yra 186 mylios per sekundę ir tai yra būtent šviesos greitis. Tai nuoroda į tai, kad šviesa yra naudojama kaip skulptūrinė medžiaga. Ir tai yra tik tai du elementai - pati siena ir dažytos adatos. Adatos meta šešėlius nuo dviejų šviestuvų paluby. Ir kai jie persikryžiuoja šitą šviesą, sakykime, į tą pirmąją adatą viršui, krenta pora šešėlių, aš juos pratęsiu dar kitom adatom, tos vėl persikryžiuoja ir, žodžiu, gaunasi toksai šešėlių raštas, kuris primena piešinį. Piešinys yra dvimatis dalykas, aišku, bet šiuo atveju jis yra piešimas su šešėliais ir su trimačiu objektu, kas yra adata, kuri nelabai net matosi iš toliau, matai daugiau jo šešėlių. Nu, va tokie trimačiai dalykai, dvimačiai, toksai, vat, yra tas siurprizo elementas, kai žmogus prieina iš arčiau ir pamato, kad tai yra ne pieštukas, bet šešėlis. Ir vėlgi iš toliau nesimato net to darbo, matosi tik tai iš arčiau. Šitas darbas buvo rodytas pirmą kartą 2003 metais ir tai buvo mano pirmoji vieša paroda anapus Hunter College. Ji buvo rodyta PS1 Contemporary Art Center. Dabar tai yra MoMOS filialas. Labai tokia puikiai erdvė šiuolaikiniam menui ir ypač jaunimui rodyti, reikštis, tai man pavyko, kad mane pakvietė padaryti solinę parodą tada 2003 metais ir nuo čia viskas prasidėjo man asmeniškai, kaip ir karjera tokia. Tai va, tai buvo vienas iš dviejų darbų ir jis nėra niekada rodytas Lietuvoje, tai kadangi tai vėlgi yra šviesa, ir vienas iš senesnių darbų nerodytų, aš jį jungiau šitą parodą. Tryskinės skulptūros, jeigu jūs galim vadinti skulptūrom arba instaliacijos, kaip nori, taip vadinkit. Nautilus. Tai yra tarsi diskas su savo autonominė šviesa centre. Ir nuo jo yra tokios rutuliukų grandinėlės, faktiškai ball chain, rutuliukų grandinėlės. Ir jos tiesiog gravitacijos yra išlenktos taip, kad faktiškai lygiuoja vos ne viena su kita. Ir tos linijos jos trupučiuką persikeičia, o pats diskas juda, sukasi į vieną pusę 1 minutę, paskui motoras sustoja, trosas dar kažkiek leidžia jam suktis, sustoja ir tada pradeda grįžti atgal. Reiškia, po 2 minučių motoras vėl įsijungia ir vėl trupučiuką pasuka tą trosą, žodžiu, atsiranda toksai natūralus sukinėjimas. Nėra tokio mechaninio nuoseklaus sukinėjimuose, kuris būtų mano manymu nuobodus, bet yra toksai gana vos pastebimas judėjimas pirmyn ir atgal. Viršutinė autonominė šviesa kerta per visus tas visas grandinėles iki pat grindų ir viršutinė dalis labiausiai sušviesta, aišku, ir ta šviesa taip keliauja žemyn ir galų gale išsiskleidžia ant grindų tokiais spinduliais.
spinduliniais šešėliais. Kadangi tos grandinėlės yra išlenktos, visa ta linija, kalbant matematiškai, yra lenkta, bet šešėlis ją ištiesina, nes yra iš vieno taško visa šviesa ir viskas įcentruota. Žodžiu, išeina taip, kad lenkta linija faktiškai visiškai išsitiesina. Tai čia toksai, kaip čia pasakius, simpatiškas paradoksas man. Tokia keistybė. Kaip ir kiekvienoj geroj klasikiniai skulptūrai, jie keičiasi einant aplinkui arba tiesiog keičiasi tau prieš akis, nes jis pati sukasi. Sukelia tam tikrą tokį meditatyvų pojūtį. Ir tai yra vieni iš tų darbų, kuriuos reikia tiesiog matyti gyvai, kad tiesiog su jais pabūti, nes yra tam tikra ir laiko dimensija, kada turi trupučiuką tiesiog palaukti, pažiūrėti, pabūti su darbu. Kiti darbai yra tokios sieninės skulptūros, kurios turi autonominę šviesą. Jos yra tiesiog, aš jas vadinu ES, arba angliškai tai būtų Electric Stars, lietuviškai elektrinės žvaigždės. Tai yra vėlgi išvestiniai darbai iš mano kitų panašių darbų, kad aš vartojau siūlus ir reziną, tokią dervą sustingstančiai plasmasinę masę. Ir čia yra tarsi sekantis žingsnis, kad aš panaudoju šviesą. Vietoj siūlų aš naudoju čia vielą, tiesias vielos linijas. Ir tos vielos linijos persikryžiuojančios, jos sukuria tam tikrus raštus. Man asmeniškai tai yra įdomu dėl to, kad šitas piešinys raštų yra padarytas visiškai iš tiesių linijų. Ir tik tai jų konfigūracija sukuria iliuziją apskritimų ir tų visų kitų planų. Tai yra labai negilus atstumas. Ta gelmė yra negili, yra ten poros centimetrų gylio, gal centimetro net. O tos linijos turi keletą sluoksnių. Ir sušvietus perimetru susikuria iliuzija, tarsi ten yra kažkoks gilesnė trimatė kompozicija, negu ji yra iš tikrųjų. Ir dar jis trupučiuką keičiasi vaikštant. Jis turi tam tikrą tokią žvilgesį, animaciją. Čia priklauso nuo jau žiūrovų judėjimo erdvėjų, šiek tiek kenta. Kadangi aš suvokiu šviesą kaip kinetinį dalyką ir kadangi šitie net truputį juda, aš manau, kad tie visi darbai turi tam tikrą tokią, reiškia, gyvybę, savo gyvybę, savitą energiją, ir jie turi tam tikrą ryšį, sąveiką. Nežinau, kai kažkada buvo svarbu būti pastebėtam, buvo svarbi ta reakcija. Ir man visada apskritai ir iki šiol yra labai smagu, kai prižiūrėtojus ar elektrikai kokie praeinantys sustojęs, pradeda žiūrėti. Tie tokie,
kuriems neprivaloma sustoti ir žiūrėti ir aiškintis, kurie neturi jokio išankstinio lūkesčių, neturi jokių, tai tiesiog jie juos sustabdo ir aš labai vertinu tą tokį pirminį impulsą. Nesvarbu, kas tas žiūrovas, net jeigu tai vaikas yra. Nes aš žinau, ką aš darau, žinau, kaip tie darbai veikia, bet kai jie veikia, apskritai, kai menas veikia, mane vis tiek iki šiol stebina, kad taip atsitinka, kad taip įvyksta. Na, o šiai dienai tai aš daugiau esu susirūpinęs daryti tokius darbus, kurie man pačiam yra įdomus, kad aš galėčiau mėgautis pačių procesų, nes per daugelį metų tos publikos buvo labai įvairios ir aš jau nebelabai, kaip čia pasakius, manęs tai nelabai veikia, kaip kas reaguos, tiesą sakant. Nu, šiuo atveju yra smagu, kad nes mano šeima atvyksta, mano tėvai ateis, o paroda veiks labai ilgai, taip kad kažkurio momentu visi mano draugai ir pažįstami turbūt pro Klaipėdą prasisuks, ar į Klaipėdą, ar į Palangą, ar į Smiltynę, ar į Nidą, tai kas norės tas pamatys, o kas nenorės, tegul nežiūri.